Kaip galim šitai vertinti? Kokiam informaciniam lauke turi gyventi žmogus šiais laikais, kad nežinotų, kieno yra Krymas, o dar daugiau viceministras paprašyti žurnalisto neklausti kažkokio klausimo? Matot, mes nežinom, gal viceministras tam, kad taptų kandidatu į viceministrus ir po to viceministrų turėjo kitą testą praeiti, kur reikėjo priešingą atsakymą pasakyti. Mesgi to nežinom. Tai dėl to, kad jis nežino, aš manau, čia yra klausimas ne apie nežinojimą, čia yra klausimas iš tikrųjų apie poziciją ir prašymas neklausti, tai akivaizdžiai suponuoja, kad jis nėra linkęs iš principo apie tai išnekėti ir matyti tam yra priežasčių ir ta priežastis matyti yra todėl, kad jis toj pozicijoje nuo Nemuno aušros yra. Nes štai Nemuno aušros ministras Ignotas Adomavičius per tokį klausimą, kieno yra Krymas ir nesugebėjimą atsakyti šitą klausimą, neteko posto. Tai šitas būtent, kad tai yra ne pirmas kartas, man ir sufleruoja, kad greičiausiai yra kita vieta, kur yra klausimo, to paties klausimo, tai tikimasi kito atsakymo.